Vienas mano mėgiamiausių autorių, Gregas McKeonas, yra išsakęs gerą mintį. Pasaulyje yra dviejų tipų žmonės. Tie, kurie yra perdegę ir tie, kurie dar nežino, kad yra perdegę. Gal ir riebokas teiginys, bet tik pats perdegęs ir vėliau išlipęs iš tos srutų duobės ėmiau suprasti, kad po velnių. Tame pasakyme daugiau tiesos nei pradžioje gali pasirodyti. Ir jau geriau būti sąmoningu apie savo situaciją, nei nuo jos bėgti. Labai paprastas klausimas apsvarstyti. Iš tave 10 dažniausiai supančių žmonių, kurie nėra tavo šeimos nariai ir dirba darbus, kiek iš jų švyti energiją, džiaugsmu ir prasme veiduose? Normalus atsakymas būtų nedaug. Tikėtina 1 ar 2 žmonės, nebent pats į tikrai gerą burbulą esi įsisukęs ir pats esi vienas tų nuolat spindinčių. Bet vargu ar žiūrėtum šį video. Ir nereikia toli nueiti, jog pamatyti, kad žmonės slenka per gyvenimą su psichinės sveikatos deformacijom, kaip ir su kūnais, kurių niekaip negalėtum pavadinti sveikais. Mes gyvenam nuolatinės psichinės sveikatos pandemijos laikais, kur didesniai daliai žmonių tinka nei netinka tokie žodžiai kaip pavargęs, išsiblaškęs, nuliūdęs, atidėliojantis, skubantis, pametęs prasmę, neturintis aiškių prioritetų. Toks yra bendras paveikslas ir nors vasariška saulytė jį čiut apmalšins, tai kas bendraja prasme vyksta žmonių sielose, nesikeis. Nesikeis iki kol nebus savo sąmoningai pripažinta, kad taip, aš perdegiau ir reikia kažką dėl to daryti. Tai, ką papasakosiu toliau, nelaikyk medicininiu patarimu. Visad reikia į situaciją pasižiūrėti individualiai, tačiau laikyk tai edukacija, kuri gali stipriai praplėsti sąmoningumą apie savo ir kito žmogaus situaciją. Įvesiu į kontekstą, kaip pats buvau stipriai perdegęs ir pasižiūrėk, ar nėra su tuo panašumu. Buvo laikas, kai tarpas kalendorijoje man atrodydavo kaip neišnaudota galimybė. Vienu metu vadovavau mokymų įmonei, prie to šalia vykdžiau sveikatos coachingo veiklą ir turėjau kas savaitinių susitikimų su klientais, studijavau dieninėse magistro studijose, na ir be abejo, niekur nedingo šeimos reikalai su 2 mažais pimpačiukais prieš akį, bei namu, kurį nusipirkom ne pačios geriausios būklės ir jame vis kažkas lūždavo ar sugesdavo, kas tikrai neprisidėjo prie turėjimo mažiau streso. Mano režimas buvo nuo 5 ryto iki 7 vakaro varyti beveik non-stopų su per daug atsakomybių apart poros pavalgymų ir pusvalandžio mankštos kas porą dienų. 5 dienas per savaitę taip varydavau, o šeštadienį tik porą valandų mažiau. Sekmadienį beveik nieko, bet būdavo ir momentų, kad kaip įmonės vadovai reikėdavo į kokius mokymus lėkti. Ir kartais kelis savaitgalius iš eilės. Studijų metu nuolat klausydavausi vieną ausim ir su atsiverstu laptopu, bei lindęs į kokius e-mailus ar excelius darydavau visai kitus darbus. Kitaip sakant, multitaskinau maksimaliai. Iš esmės nėra blogio dirbti daug, kai tai yra itin prasminga. Blogis yra tame, kai į tarpus nėra praktiškai jokio atsistatymo ir poilsio. Blogis yra tame, kai nėra daromas vienas dalykas vienu metu. Taip ir yra sudegama. Tikrai nebereikalo yra savaitgaliai, kaip ir tikrai nebereikalo yra valandos pietų pertraukos. Ir taip, aš tikiu, kad susidarius nepalankioms aplinkybėms galima pavaryti kurį laiką kažkokiu panašiu režimu, bet tas neišvengiamai turės didžiulę kainą. Neretai pas stipriai perdegusius žmonės smegenys darosi iš daržovių sulipdytos. Viskas atrodo sulėtėja, tik frustracija didėja, o tai tęstis gali mėnesiais, net jau ir įjungus žemesnį bėgį. Pamenu, kaip man tuo metu šeima sakydavo, kad pakiai labai pajuodė, ko tikrai niekad nebūdavo. Pamenu, kaip sakydavo, kad vėl aš kažkoks susigrūznęs. Arba vis gaudavau replikų, kad to ar ano nepadariau. Buvo laikas, kai įsijungdavau darbų kalendorių ir tiesiog spoksodavau jį, kaip ožys į naujus vartus, negalėdamas ničnieko imtis 20 minučių. Ta darbų gausa tiesiog paralyžiuodavo, o rytais keltis iš lovos ėmė darytis kančia, tiesiog tysodavau ten su per daug minčių ir depresiniam nuotaikom. Kai dar porą metų atgal literaliai pašokdavau iš lovos, rikteldamas, aš esu energija. Situacijos skiriasi. Tam ir darau šį video, kad įvesti sąmoningumą. Taigi pasidalinsiu 15 požymių, kad ir pats esi perdegęs ir jau pats laikas būtų pristabdyti šią mašiną bei
pasitikslinti GPS, kol nuo skardžio nenuvažiavai. Taigi pirmas punktas – miegas. Jau kurį laiką suprastėjęs. Net jei išmiegi pakankamą valandų kiekį, tačiau vis nesijauti pailsėjęs. Jei būna taip, kad atsigulus sunku nuraminti protą ir užmigti. Jei naktį prabudus vyksta tas pats, minčių pilna galvoje. Ir jei rytais keltis nesinori, o snaudimo mygtukas yra tvirkinamas visokiausiamis pozomis ir nuolatos. Antra, smegenų rūkas. Pažadėjai kažkam kažką, bet užmiršai. Neprisimeni, kur tą suknistą dokumentą nukišai. Sutelk dėmesį reikalauja nemenkų pastangų ir kiti panašūs potyriai. Iš esmės nejauti, kad galva dirbtų taip, kaip anksčiau. Trečia, per daug erzina smulkmenos. Vis norisi išsakyti kritiką ar pastabas. Pavyzdžiui, gali nesunkiai užsipulti antrą pusę, kad puodelį net ten pasidėjo, nors būtum vienu lengvu judesiu jį padėjęs kur reikia. Kitas pavyzdys, lauki kolegos ar draugo ir jis vėluoja porą minučių. Tai tu iš to dramą gali padaryti, kad kiek ilgai galima krapštytis. Net jei ir nepadarai tos dramos, viduj vis tiek perda dalykai. Gali būti ir taip, kad ryte ir dieną dar atlaikai dalykus, bet tada jau grįžęs namo pavargęs imi pilt visą tą susikaupusi brūdą. Kartais tai įgauna net ryštesnę spalvą, imi darytis cinišku, nes konegi visi kažkokį šūdą malą ir būtinai reikia tai paryškinti. Ant šito grėblio pats smarkiai lipau. Iš prigimties turiu optimistišką natūrą, tačiau tuo metu man mažai kas įtikdavo ir daugelis aplinkui atrodė šūdarankiai ir kreivakojai. Už mažą klaidą galėjau mintise nulinčiuoti žmogų. Tikrai nepasvertai santykių tuo metu pagadinau. Šajas net gėda prisimint. Ketvirta, atidėlioji svarbiausius darbus. Žinai, kad reikėtų sėsti prie to projekto, nes jis lems long terme labai daug. Bet kuitiesi mailuose, soctinkluose ir tai nėra vienos nakties nedamiegojimo padarinys, tai vyksta jau kurį laiką. Penkta, netvarka aplinkui pasidarė visiškai normalu. Mano atveju darbo kambarys buvo super apkuistas, aplink visur krūvos dokumentų, daikčiukių ir kito nereikalingo šlamšto. Ką jau bekalbėt apie tai, kad dulkių kuokštai ritinėjosi per ilgą laiką neišvalyti. Kompiuteris atrodė ne ką geriau. 3 naršyklės su 10 ir net 100 prijunginėtų skirtukų. Neva vėliau pasižiūrėsiu. O desktopas vienu metu atrodė taip, kad ant jo nieko nebebuvo galima uždėti, failų tiesiog per daug buvo. Apskritai toj makaliniai buvo sunku kažką surasti. Šešta, nuolat save pagauni vis valgant kažkokį cukruotą niekalą arba vis norint kavos ar arbatos. Kitaip sakant, pernelyg dažnai energiją bandai išgauti cukraus ar kofeino pagalba. Ir šitą traukinį sunku sustabdyti, nes atrodo, kad be to tu išvis nebūsi tu. Gal net esi tas, kuris kartoja, kad be rytinės kavos porcijos tai diena ne diena. O kad ir nieko čia tokio, 3 ar 4 puodukai dienoje. Su saldumynais kava irgi atrodo kaip į ringą įleistas 4-metis, bandantis nukalt Maiką Tysoną. 7. Ekranų naudojimo trukmė yra gerokai didesnė nei anksčiau. Tai yra, jei jauti, kad laisvesnė akimirka. Tai būtinai kažką reiks pasitikrinti Facebook'e, pro TikToką ar kitą soctinklą prasinešti, neba atsigriebti su pasauliu. Telefas rankose šikant, telefas rankose valgant, telefas rankose kalbantys su kitu žmogum, telefas rankose net prie šviesoforo minutei sustojus. Nes nevalia duoti smegenims erdvės pabūti su savo mintim, nes jos legia. 8. Atsiribojimas nuo žmonių, net ir tau pačių svarbiausių. Jauti lyg santykiuose atsirastų kažkoks plyšys ar uždanga. Santykiai nebedžiugina. Retai apturi šiltų ir jaukių pokalbių. Retai kada paskambini artimajam ar draugui. Susitinki irgi gerokai rečiau nei anksčiau. O net kai susitinki, mintys dažnai būna kažkur kitur. Nepasimėgauji tą bendrystę, nerandi temų, kurios plačią šypseną veidai statytų. Gali būti, kad tau artimieji ir draugai parašo per kokį messengerį, tačiau gali dienas neatrašyti, nes vis skubesnių reikalų yra. Gali ir apskritai būti jausmas, kad nelabai beturi tikrų draugysčių ar prasmingų ryšių. 9. Rūpinimasi savimi. Vis dažniau vaikštai su per ilgais plaukais, nesutvarkyta barzda, neišplauta galva, nenukirtais nagais, nepasitepi kremu, kur reikia, pavyzdžiui, sausų rankų ar veido. Apskritai kūno dalys gali pasidaryti pamirštomis oazėmis, kur nelabai užsuki, nes nėra kada. Arba vis prasisuka mintyse. Ai, pofik rytoj. Įdomu tai, kad visi šie dalykai stipriai persipina su savivertė, pasitikėjimu savim, irgi tikrai spinduliuot nebegali. Apskritai tokio dalyko kaip laiko savo praktiškai nebebūna. 10. Smegenų standartinis veikimo principas pasidarė reaguoti. Reaguoti į mailą,
žinutę, notificationą. Dėmesys šokinėja kas kelios minutės, net jei ir skiri laiko suplanuoti dalykus, jie niekada nevyksta pagal planą. Toks dalykas kaip ilgesnis laiko tarpas be trikdžių yra retas. Ką be kalbėti apie refleksiją po atliktų darbų, ramiai apmąstant, ką gerinti savo procesuose ir gyvenime. Tokio laiko tiesiog nėra, nes nėra laiko. 11. Tikrini e-mailą ar darbo grupę net nedarbo metu, o tada iškart reaguoji į tai, kas vyksta. Pavyzdžiui, gali nutikti taip, kad nors darbas iki 5, po 5:10 savo mintyse pasakei, va užmetu paskutinį žvilgsnį e-mailą ir varau namo, o ten pamatai kokį piktą kliento laišką ir įsiveli į tolimesnį darbų maratoną sprendžiant tas problemas. Net jei ir ne, susiparini 100%. Ir dėl situacijos, ir dėl to, kad nereikėjo nedarbo metu žiūrėti ten. O beje, taip gali nutikti ir savaitgalį. 12. Vis kartoji mantrą. Būtinai reikia padaryti. Pamenu vieno mano mėgiamo autoriaus Ryan Holiday situaciją, kai jį prieš daug metų ištiko panikos ataka, kai dingo internetas, o jo žodžiai pakibo ties: jei neišsiųsiu tų e-mailų, bus labai blogai, jei neišsiųsiu tų e-mailų, bus labai blogai. Kitas pavyzdys susifakapinusi prioritetų. Ta diena, kai rašytojui Gregui Makiūnui gimė dukra, jis pabuvo gimdymo namuose keletą akimirkų, o tada išskubėjo susitikimą su svarbiu klientu. Sakė savo, niekad to neatleis, bet būtent taip gali suveikti perdegusios smegenys. 13. Sau kartoji, būtinai reikia padaryti net tada, kai esi apsirgęs, o tų pasirgailiojimų irgi pasitaiko dažniau nei anksčiau. Tai sloga, tai kosulys, tai temperatūra, tai koks virusas prikibo, tai pūslelinė ant lūpos, tai miežis ant akies. Visi šie požymiai rodo, kad imunitetas kenčia. Perdegimą atspindi ir kiti fiziologiniai požymiai. Padidėjęs kraujo spaudimas, suprastėję kraujo rodikliai, išsausėjus pabliškėjus odą, nuolatinis chroniškas nuovargis ir taip toliau. Šį sąrašą ilgai būtų galima tęsti sveikatos aspektu, bet faktas tas, kad neretai tai tiesiog ignoruoji. 14. Anksčiau save galėjai pavadinti kūrybišku žmogumi, o dabar nebe, nes tam irgi nebėra laiko, o gal net ir noro. Kūrybinis procesas ima atrodyti kaip dalykas, kuriam labai reikia pasiruošti ir nusiteikti. Na ir 15. Bet tikrai neprasčiausia priežastis – dėkingumo stoka. Mintise vis vyrauja, kad kažko neturi, kažko trūksta, kažkas ne taip. Vietoj to, kad nors kartais skirtum laiko pasidžiaugti tuo, ką jau turi. Pasidžiaugti paprastais dalykais. Gyvenime arba nebėra, arba labai mažai yra tokių akimirkų, kai sustoji prie lango ir tiesiog su šypsena pasižiūri į ant palangės tupinti paukštelį. Pavasario saulė nekelia ūpą, o trukdo dirbti. Tekant upė, jinai išvis dar teka ir dar vaikas iš matematikos tik 7 parnešė. Iš ties ne tik pats retai šypsasi dėl fainų smulkmenų, bet retai ir kitiems išsitrauki dėkingų ar skatinančių žodžių. Ar pameni pats, kada paskutinį kartą šokai, dainavai ar bent niūniavai? Čia apie tą pačią būseną. Šis sąrašas nėra baigtinis, bet esmę turėjai perprasti. Ir tikėtina, kad net jei esi perdegęs, ne viskas tau tinka. Visus mus paveikia skirtingai. Bet jei nors dalis to, ką čia vardinau, vis tik tinka, vertėtų savo pripažinti, kad nieko nekeičiant situacija tikrai negerės. Verta skirti laiko apmastyti, kaip sulėtinti tempą. Skirti laiko savo, bei neprošal būtų pabendrauti su psichinės sveikatos specialistu arba specializuotų žmogumi, kuris padėtų efektyviau šias būsenas įveikti. Man tai labai padėjo. Galiu teigti, kad su kokia energija su šiandien to nebuvo daugybę metų, o gal ir visai nebuvo. Ir viena vertus, šiandien tikiuosi kilstelėjau sąmoningumą apie problemą. Kita vertus, mažai pasakiau, ką tiksliai būtų prasminga daryti, kad kuo greičiau ir sklandžiau tai sutvarkyti. Tam paruošiau kitą video apie praktinius perdegimo sprendimo būdus ir jį kanale pamatysiu už keletos dienų. Su ta sąlyga, jei neužmirsi užsiprenumeruoti kanalą bei paspausti varpelio. Tokiu būdu tikrai nepraleisi. O jei norėtum individualiai apžvelgti savo situaciją ir galimus sprendimo būdus, kaip vėl užkurti sieloje ugnį, užsipildyk registracijos nuorodą esančią video aprašyme ir aš susisieksiu bei aptarsime tavo situaciją. Tikiu, šis video padėjo išplėsti sąmoningumą. Susimatom kitame, o kol kas linkiu kilstelt smakrą ir pasakyti savo, kad šviesesnė diena tikrai ateis. Iki!